Labą dieną visi žiūrovai. Pagaliau atšilo, pagaliau nuostabus oras, pagaliau galime išeiti į lauką ir susitvarkyti, pradėti dirbti lauko darbus, pagerinti, pagražinti savo gerbuvį. Ir daug kur, labai daug kur kliūna žvilgsnis pirmiausia į veją, kaip jinai atrodo po žiemos. Ši žiema buvo tokia ypatinga, gal pavadinčiau, kad gruodis buvo rimta žiema su sniegu, na, o paskui sausis, vasaris tai nebuvo sniego, nelepino mus visiškai kovo mėnuo, bet balandį pagaliau jau turime, nuo Velykų pradėjo šviesti saulė, šildyti ir pradėjo džiūti žemė. Ir kada išdžiūsta žemė, kada jau nesivelia, nelimpa prie padų ir vaikštant nesudrėksta kojos, galime tada pradėti užsiimti, rūpinti savo veją. Tai pirmas darbas, ką reikėtų atlikti, tai yra vejos šukavimas arba skarifikavimas. Daug kas maišo šitus žodžius, viską vadina tiesiog aeravimu. Ir aš čia norėčiau paaiškinti šiek tiek daugiau, kad aeravimas tai yra oro įleidimas augalo šaknims į žemę būtent. Ir tai yra principas, kada mes subadome žemę, įleidžiam oro, jeigu pakaks oro, turėsime veją gražiai augs, jeigu nepakanka oro šaknim, vejos gražios nebeturime. Tai pirmas žvilgsnis, atkreipkite dėmesio, galbūt pas jūs buvo per sunki žemė, priemolis, molis ir labai suplukta ir dūsta augalas. Antras dalykas, galbūt pas jūs daug metų jau labai įrengta veja, jūs naudojate, trypėte, važinėjate, dirbate kokią 10-15 metų ir tikrai matote, kad visas susispaudė, ne taip lygu, ne taip gražu. Tai tokias vejas reikėtų aeruoti. Aeravimas pats elementariausias, paprasčiausias, tai galite padaryti su šakėmis. Aišku, tvirtas šakės pasiimkite, kurių jie stripai yra stiprus, stori. Ir su šakėmis, jeigu tai nedidelis plotas, tiesiog galite įsmeigti 10-15 cm, truputėlį pirmyn atgal pavartyti. Ir labai būtų idealu, jeigu tas skyles užpildytumėt smėliu arba 0,4 frakcijos žvyrų, tokiu labai smulkiu žvyruku. Tada užpilat sušluotą, pagainiojat, subėga į tarpelius. Ta reikėtų daryti ypatingai tiem, pas ką yra per sunki žemė arba tikrai labai daug metų visiškai to nedaryta, nesirūpinta ir matote, kad tręšiat, laistot, bet geros vejos neturite. Tai yra aeravimas. Na, kiti procesai du, kuriuos dažnai darome ir atliekame ir pagrinde matau daug kas daro, tai yra skarifikavimas arba vejos šukavimas. Tai yra pagrinde išgrėbimas negyvos žolės senų lapų į viršų arba to vadinamo veltinio išgrėbimas į viršų arba tokių vielų pagalba arba peilių pagalba. Ir jie tada iškyla į viršų, mes juos sugrėbiam arba surenkam su žoliapjove, pašalinam iš sklypo ir viskas. Tada saulė kaitins žemę, šildys ir greičiau jūsų vejos augalas prabus ir jūsų veja bus greičiau žalesnė, jūs aplenksite visus kaimynus. Pabandysime atlikti šitą dalyką, būtent skarifikavimą arba šukavimą. Parodysiu, kaip išsišukuoja tokie plotai, kuriuose buvo daug, na, tiesą sakant, prisipažinsiu, čia žaidė vaikai, čia buvo pilių ir čia visko pristatyta. Ir labai jaučiasi, kada buvo sutryptas sniegas, arba tos vietos, kur jūs suvertėt, kasdami takus, įvažiavimus, tai gali būti tos vietos labai išplikę. Tai būtent šitas vietas pravažiuosime su skarifikatoriu. Ką jisai padeda? Jisai, kada išgrebė visą negyvą žolytę į viršų, tą veltinį vadinamą išgrebė į viršų, mes jį sugrėbsime ir matysime, kad lieka įpjauta žemė. Labai nedidelis gylis, tai yra puikia vieta, kur galime išbarstyti vejos sėklą, jinai įkrenta į tuos grevelius ir labai greitai pradeda augti. Ir mūsų tokia veja, kuri dabar atrodo nedekoratyvi, plemuota, negraži, labai greitai atsigauna, labai greitai sužaliuoja ir viskas. Ir po skarifikavimo surinkę žoles, kur reikia, pabarstysime sėklos ir paskui būtinai patręšime. Tręšime pavasarinėmis trąšomis, kuriuose gausu fosforo, kalio, mikroelementų, žinoma, duokime jau ir azoto. Tai pavasarį azoto netiek daug, vasarai atėjus galėsime tręšti veją praktiškai vien azotu, o rudenį azoto mažinsim gerokai ir leisime vejai užsikonservuoti ir eiti žiemoti. Pradedam darbus. Ypatingai mėgstu aeravimo darbus atlikti po medžiais, po krūmais
arba ten, kur labai daug sutrypta, ypatingai prie vaikščiojimo kažkokių tai zonų, prie takelių. Kitas procesas, ką čia dabar padarysime, kad sutvarkyti veją, būtent tuos visus plėmus panaikinti per vasarą, kad būtų gražu, tai eisim ir išskarifikuosim arba šukuosime tą negyvą veltinį, samanas, jeigu tokių yra, senus lapus išgrėpsime į viršų, sutvarkysime. Prieš pradedant šitą darbą labai svarbu susižymėkite laistymo sistemos purkštukus, dėl to, kad šis aparatas gali juos tiesiog pažeisti ir tada teks nusipirkti naujas angaliukus ir perreguliuoti visą laistymo sistemą. Taip kad nepamirškite, pasileidžiam laistymo sistemą, susižymim purkštukus, susižymim šulinukus, susižymim apšvietimo sistemai. Pradedam važiuoti sklypą viena kryptim, paskui pravažiuosim kita kryptim, viską sugrėpsime, patrešime, atsėsime ir bus padaryta. Noriu truputėlį pristatyti, ką mes čia naudosime. Būtent čia šitoj sklypo daly, matote, tiesiog ant tiek susiplaukę, sugulę seni lapai suspaudę, kad mes juos turime labai gerai išpešioti. Ir ten naudosime būtent vielos tokios sulenktos dantukus, šukas, kurios labai gerai išgriebia, labai tankiai stovi ir labai visą veltinį į patį viršų. Vėliau mes galėsime pravažiuoti su specialiais peiliais, kurie įpjauna pačią žemę ir įleidžia oro šiek tiek šaknims. Bet įpjovimas būna apie 0,5–1 cm gylyje tik tai. Tai labai negiliai, labai paprasta. Išvažinėjom visą sodelį. Ką labai svarbu žinoti, kada jūs važiuojate su skarifikatoriu arba būtent šukomis, tai gale sklypo, kur norite apsisukti, atkelkite, tada apsisukite ir vėl padėkite. Nes jeigu suksitės kartu su nuleistais dirbančiais peiliais, tai tą vietą žikšt ir viską išpeša visiškai, gaunasi plika, labai negražiai atrodys, turėsite tokias vietas atsėti. Na, o dabar ką visą plotelį, ką iššukavome, išgrebėm tą žolę negyvą. Nustepsite, kiek daug pas jūs jūsų vėjoje yra tos negyvos žolės, negyvų tų lapų. Pasiruoškite gerai dėti, kur ar tilps į jūsų kompostinę, o galbūt pasiruoškite tiesiog didmaišius, galbūt tiesiog priekabą kažkokią tai didžiulę, nes išgriebsite labai daug ir teks išvažti viską į kompostavimo aikšteles. Tai dabar pradėsime viską sugrėbti, bet aš turiu kitą būdą pasiūlymą, tai galima viską pravažiuoti su vejapjove ir surinkti tą visą iššukuotą žolę arba panaudoti vejos traktoriukus. Puikiai sugrebė ir būna lieka švaru ir kartu ir nupjauta viskas. Po skarifikavimo arba šukavimo būtinai viską nupjaunate, išgriebėte, pašalinate žolės, reikiamas vietas, kur trūksta vejos, kur buvo išplikę labai stipriai, atsėjate ir visą sklypą patrešėte būtent pavasarinėmis trąšomis. Ta ir padarysime. Na ir patys paskutiniai darbai, tik tai užtikrinti malonumą, tai yra vienas dalykas. Apipjaukite, sutvarkykite kraštus prie pat takelių, bei nupūskite trąšas nuo tako. Ypatingai, jeigu naudojate trąšas samanų naikiklis, į kurios sudėtį įeina geležies sulfatas, labai gerai nupūskite, nušluokite, kad neliktų, nes ištirpusi tokia trąša palieka rudą dėmytę, kuri paskui neišsiplaus nuo trinkelių. Gerai nušluojam. Kad pagreitinti darbą, tai būtent oro srauto pūtikai tą atlieka labai greitai.
vėjos kraštų apipjovimui, aplink gėlynus, aplink takelius galime naudoti tokį mėnuliukos formos kastuvėlį arba tiesiog paprastą kastuvą, kuo lygesnį, bet pakankamai aštrų. Arba tam yra specialūs priedai, kur lygiai tas pats variklis, tik pasikeičia kitas priedas, yra besisukantis peilis ir jisai labai gražiai tolygiai įpjauna, renka pašalinti, kas nereikalinga ir mūsų idealios linijos išlieka, labai gera tvarka atsiranda. Gerai, tai šiandieną tiek. Mūsų sodas jau išblizgintas, veja sutvarkyta, viskas patręšta, aš pasiruošęs, laukiu vasaros. Iki.